Gerbiami kultūros kongreso dalyviai, kolegos, bendraminčiai, laisvės ir nepriklausomybės sparnai į kultūros danguje atsiskleidžia. Esu čia, kad kalbėčiau apie tai, kas mus daro stipriais, apie kultūros galią, kuri yra valstybės ir visuomenės atsparumo sąlyga, ypač šiandien, kai susidurime su informaciniu karu ir dezinformacijos iššūkiais. Ką tik Hagoje pasiektas NATO lyderių susitarimas dėl gynybos lėšų proporcijų rodo, kad toks platesnis požiūris į nacionalinį saugumą yra ne tik aktualus, bet ir pripažįstamas aukščiausių lygmenių. NATO šalys susitarė, kad nuo bendrojo vidaus produkto gynybai skiriamų lėšų, o konkrečiai 1,5% turi sudaryti kitos su saugumu susijusios išlaidos, tarp kurių, kaip pažymėtina deklaracijoje, yra visuomenės civilinė parengtis ir atsparumas. Tai rodo, kad NATO supranta, jog sėkminga gynyba priklauso ne tik nuo karybos, bet ir nuo visuomenės pasirengimo. Platesnis požiūris į saugumą stiprina gynybos pamatus iš vidaus. Tai bus svarbi tema tarptautinių lygmenių per artimiausius metus ir 2027 metais, kai Lietuva pirmininkaus ES tarybai. Tai bus kryps visų dėmesys ir akis, todėl jau dabar turime dėti visas pastangas ir suformuoti stiprią kultūros ir informacinio atsparumo politiką. Tiesą sakant, mes nestovime vietoje. Šiuo metu kultūros ministerija kartu su krašto apsaugos ministerija, žiniasklaida, akademinė bendruomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais partneriais aktyviai dirba šioje srityje ir rengia vyriausybės priemonių plane apginta kovos su dezinformacija ir manipuliacijomis. Ir šioje vietoje nuoširdžiai norėčiau padėkoti visiems, kurie prisideda prie ministerijos vedamo informacinio atsparumo veikų lauko, taip pat tiems, kas savo įžvalgomis ir pastangomis per kultūrą realiai jau dabar padeda stiprinti visuomenės atsparumą išorinėms įtakoms. Dėkoju kolegoms Seimo nariams, profesoriui Vytautui Juozapaičiui, Tesėničiui ir daktarui Laurynui Kasčiūnui. Annual Global Risk Report makes for a stunning and sobering read. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation. Of course. Followed closely by polarization within our societies. Nevyriausybinės organizacijos sako, kad skurstant kas 5 Lietuvos gyventojui suteikti būtiną pagalbą sudėtinga. Trūksta mėsos produktų, todėl tenka ieškoti būdų, kaip užtikrinti visavertę mitybą alkstantiesiems. Kitais metais norime įsteigti skurstančiųjų įtraukties tarybą. Kuri veiktų prie vyriausybės, ją sudarytų 10 institucijų atstovų ir 20 gyventojų susidūrusių su skurdu. Esmė būtų aiškintis pačią situaciją, kokioje žmonės gyvena, nagrinėjant tam tikrą, pavyzdžiui, pasiemam vaikų gerovės klausimą ir žiūrim skirtingais pjūviais, kaip žmonės gyvena, tuomet būtų siūlymai rengiami. Planuojama per metus tarybai skirti 10 000 eurų. Jų reikėtų mokymams, padedant atvykti į susitikimus. Vos kelios minutės ir visos šilto maisto lėkštės bus išdalytos alkstantiesiems. Pastebime didėjantį skaičių ir vienišų mamų su vaikais. Jeigu anksčiau būdavo daugiau pensijinio amžiaus žmonių, tai šiuo metu daug jaunų žmonių ateina ieškoti irgi pagalbos. Balsas, kur patirinčių žmonių ne visada būna išgirstas. Mes ne visada galim pakankamai vertinti, kaip mūsų priimti sprendimai teisės aktai veikia praktikoje. Menotyrininkė nacionalinės kultūros premijos laureatė Agnė Narušytė. Žinote, premjerė bando nuraminti kultūros srities žmonės. Ta pati girdėjau ir iš kitų socialdemokratų, vakar klausiau visokias laidas. Tie nuraminimo, raginimo, nusiraminimo neįtikina todėl, kad jie nepajėgia patys nusiraminti, suteikdami šitai partijai energetikos ministeriją. Tai kaip mes galime būti ramus, žinodami, kad ši partija yra nusiteikusi naikinti žodžio laisvę, yra prorusiška ir sieks skleisti dezinformacinius Kremliaus naratyvus. Visi kaip niekada vieningai baisisi šituo paskirimu, tiesą sakant, jausdami ir premjerės, ir prezidento pažeminimą, nes kultūros ministerija, kuri yra, kaip sakoma, valstybės minkštoji galia, kuri rūpinasi žiniasklaidos sektoriumi, taigi ir turi rūpintis, kad nebūtų skleidžiama dezinformacija, taip pat rūpinti žodžio laisvę. Tas rytis staiga atiduodama jėgai, kuri yra prieš visus šitos dalykus, tiesą sakant, yra labai panaši į antidemokratinės populistinės partijas kitose Europos šalyse. Tai, 50 000 žmonių labai greitai pasirašė tą peticiją ir kai paskirtasis ministras sako, kad su visais bendraus, galbūt, bet aš nežinau, ar tikrai norėsi su juo bendrauti. Nes su juo asmeniškai, tarp kitko, čia mes kalbame apie politinę jėgą, kuri reiškia šališkų priešinančias žinutes, antisemitizmą skleidė. Mes žinom visas tas istorijas, tai apie konstitucijos pažeidimą. Tai čia tas bendravimas, visiems reikės pagalvoti, kurie ryšys bendrauti, ar tu pats neprisidėti prie tokios politikos įgyvendinimo. Labai gerai, kad pacitavote Nemuno aušros tos 2 punktus kultūrai, apie kuriuos mes irgi čia visą bendruomenę kalbam, kad nerodė susidomėjimo šią sritimi, išskyrus nuolat vykdomą tokią žiniasklaidos pažabojimo politiką, ir štai dabar vadovaus ir čia kažko sieks ir kaip viskas bus nuostabu. Išskyrus, kaip čia buvo juokaujama, Grūto parko statulų grąžinimą į viešąją erdvę, tai mes nieko konkretaus ir neišgirdom, o kalbėjimas apie kalbos puoselėjimą irgi yra tušti žodžiai, ypač kai žinome, kokiais necenzūriniais, pilnais klaidų tekstais
dar tiesa, buvo nepamiršta parodyti vakar ištraukti visokius postus socialiniuose tinkluose ir paties paskirtojo ministro, kur atvirai daroma prorusiška prokremlinė propaganda. Tai, na, žodžiu, bandoma Buvo, ponia Adomavičiau, jūs dalinotės informaciją, neva tai kariaujantį Ukrainą stato už vietoj to, kad skirtų pinigus karui, stato poilsio miestelį. Tai aš dėl kultūros darbuotojų ir dėl kultūros lauko aš esu ramus, nes tai yra, kalbant apie atsparumą, pati viena atspariausių mūsų visuomenės dalių. Bet kultūros darbuotojai tiek ir valstybinio sektoriaus, tiek ir privataus, ir kūrybinių industrijų, ir apie ką kalbėjau, labai svarbu visuomenės informavimo, nes tai yra viena iš svarbiausių dalių dabar kultūroje. Tai reikia šitose srityse sprendimų. Sprendimai tikrai buvo suplanuoti ir su Malavidu mes kalbėjomės apie tai. Dabar dar einantis pareigas ministras puikiausiai šitą situaciją išmanė ir tie sprendimai turi būti gana tokie ryžtingi ir pamatuoti. Ir negalima klysti ypač tokiose sferose kaip visuomenės informavimas, kova su dezinformacija. Ir šitas rytis su Nemuno aušra man šiek tiek mažiau koreliuojasi. Kodėl? Išties, kodėl jums atrodo, kad Nemuno aušra negali užsiimti kova su dezinformacija? Kodėl? Na, žinot, iš mano patirties, kiek aš klausau Nemuno aušros, tai iš tikrųjų tie pasisakymai būna kontroversiški, o iš tikrųjų mus stebina tik tai vietoje, čia sakykime, mūsų visuomenė, bet yra ir užsienio partneriai, bet kokia komunikacinė, jūs suprantate, kaip žurnalistai, kad komunikacinė klaida gali labai brangiai kainuoti. Mums ypač tokia situacija, kai mes vykdome informacinius karus su nedraugiškom valstybėm, tai čia labai reikia atsakingai elgtis ir manau, kad tam reikia turėti ir patirties didesnės negu dabartinis kandidatas. Pažiūrėsim, kaip bus, nes vertinti iš anksto tikrai būtų, tiesiog neetiška galbūt, bet manau, kad visi kultūros lauko darbuotojai, pati premjerė, kuri imasi atsakomybės teikdama prezidentui, ir visi tie, kurie stebi šitą situaciją, turi būti budrūs. It is disinformation and misinformation. Of course. Followed closely by polarization within our societies. Viešą klausimą paklausčiau, kiek kitų metų biudžete yra skirta kovai prieš dezinformaciją? Vat Lietuvos valstybė kiek skiria lėšų? Konkrečią sumą, kas nors man galėtų įvardinti? Dėl biudžeto gal Kęstutis galėtų pasakyti? Taip, tai yra vienas iš pagrindinių instrumentų, per kuriuos mes galėtumėm didinti dėmesį finansinį, tai yra medijų fondo. Ir mes kalbėjom su gerbiamu medijų fondo direktoriumi ir jis turi tarybos pritarimą, kad atidaryti atskirą dezinformacijos, sakykime, eilutę, kur galima būtų finansuoti būtent kalbant apie technologinius įrankius pažangus, kaip dirbtinį intelektą ir panašiai, nes mes šitoje vietoje atsiliekam. Tai šiam darbui aš negaliu pasakyti, kiek yra dabar kokia suma, nes jie yra susideda iš įvairių programų, tai prasme, kovos su dezinformacija, tai yra ir Lietuvos kultūros tarybos matyti kryptis ir medijų fonde, tai reikėtų suskaičiuoti, bet yra mintis suskaičiuosim ir mes žiūrėsim, kokią mes turim dabar finansinę išraišką. Pabūsi dabar jau matyti reikėtų ministrą sakyti, kultūros ministrą Šarūną Birutį. Dabar kultūrininkai sako, gal mes ne dėl atlyginimų protestuojam, mes protestuojam plačiaja prasme dėl kultūros. Aš manau, kad tai didžiulė klaida padaryta, bet ta klaida buvo inspiruota taip pat, matyti visų partnerių ir vieno partnerio šiuose rūmuose. Ir tai buvo padarytas didžiulis spaudimas Nemuno aušrai paimti ministeriją, nes be abejo, kad jie žinojo, kad jie neturi tam tinkamų žmonių, bet matyti energetika visiems pasirodė žymiai svarbiau negu kultūra, tai dėl ko aš turiu labai apgailestauti, nes jeigu prezidentas įvardina energetiką kaip valstybės saugumo dalį, tai aš pirmiausia įvardyčiau kultūrą, nes visuomenės atsparumas, pilietiškumas, tai, ką mes darėme dabar, tai yra žymiai svarbesni dalykai negu energija. Aš džiaugiuosi, kad programa tęsiama, tik neaišku, kodėl reikėjo keisti tos programos vykdytojus. Tada tas pats klausimas lieka ir aš jį užduodu prezidentui. Ir toliau, kada prezidentą turėsime mes tą atsakymą, ką kultūros ministerijos visa komanda, ne ministras, bet visa komanda darė blogai. Džiaugiuosi, kad darbai bus tęsiami, nes jie yra sudaryti iki 28 metų visai kadencijai ir priemonių planas ir programa niekas matomai nesikeičia, bet kaip bus su įvykdymu, tai aš garantijų neturiu. Taip pat aš jūsų klausiau apie tai, jūs buvot užsiminęs, kad jūs kažką radot, jūs apie kažką norite pranešti, bet baigėsi jūsų kadencija. Tai jūs nusiteikęs toliau kažką visuomenei pasakyti, kas galbūt yra svarbu žinoti. Labai toks paprastas, bet aktualus visiems žmonėms klausimas. Trumpai, tai aš manau, kad visi daugelis jų bando nusipirkti tarp didelius spektaklių ir teatrus, bet žiūri, kad niekaip neįmanoma rasti vietos arba negauna vietos. Ir pradėjau ieškoti, kur čia problema, nors pažiūrint pagal bilietų pardavimus, tik ir galėtų būti tos vietos. Ir pažiūrėjau, pavyzdžiui, Nacionalinis operos teatras yra dalinęs 100% nuolaidą 10 000 kvietimų per praeitus 24 metus. Jeigu imtume vidurkį kvietimo kainą, tai bilieto kaina 40 operos teatro, tai 400 000 išdalinti. Ir tai sako, kad mes negalim sumokėti daugiau mūsų operos solistam arba teatro solistam papildomų už spektaklį honorarą, sakau, tai kiekvieną kartą išdalinate tiek pinigų, kur galėtume tikrai sumokėti 300 ir 400 eurų papildomai už tą spektaklį. Ir aš atsiverčiu į Simono Kairio įstatymą 22 metų už 30 ir skaitau, kas gali gauti nemokamus kvietimus. Skaitykime. Prezidentas, gerai, galbūt jis vienas yra jam reikia. Seimo pirmininkas irgi galbūt reikia. Seimo nariai. Neišgali susimokėti. Seimo nariai, ministrui pirmininkui, ministrų savivaldybės tarybų nariams.
savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojui, diplomatinio korpuso atstovams. Tai kiek yra merų 60, su žmonom 120, Seimo narių 140. Tai jie visi pastoviai sėdi spektakliuose nemokamai už mūsų sąskaitą. Tai mes ką socialinė kažkokia valdybos politikams įstaiga esam. Bet aš nesakau, kad visi, bet jeigu yra toks įsakymas, reiškia galima manipuliuoti ir leisti tokį dalyką daryti. Kodėl toks įstatymas priimtas? Ir kai paklausiu, tai kaip tie bilietai išduoti, tai mes skaičiuojam, bet mes nelabai skaičiuojam. Tai sakau, aiškus yra kažkoks skaičiavimas, kiek pinigai įsivertinus. O apskritai per visus įmanomus teatrus, spektaklius yra išdalinta nemokamai, yra 45 000 bilietų, iš kurių nuolaidos 142 000. Tai mes esame kaip kultūros ministerija, kuri apmokam, remiam, mecenuojam visus teatrus ir asignavimo valdytojus, bet jie savo drąsiai toliau tos pinigus dalina. Nors prezidentas mūsų pavyzdys yra važiavęs į Londoną, jis pirko bilietus į spektaklį vis dėlto. Aišku, kad yra ta sistema, kad artistai visada gauna pakankamą galimybę pakviesti savo panuotus, savo palaikytojus kaip dalį to honoraro. Bet čia yra ne tik Lietuvoje, tai yra viso pasaulio tradicija. Tai yra kiekvienoje šalyje, kur vyksta koncertai, kur aš esu dalyvavęs, lygiai taip pat yra, bet tai ne tokiais dideliais kiekiais ir aišku, čia mes kalbam apie 100 000, kuriuos dabar paminėjo įmonės. Jūs nustebino jūs tai, ką paminėjote? Aš turiu skaičius, viskas čia yra pateikta. Jūs nustebino, ar jūs maždaug taip irgi įsivaizdavot, kaip ir turi būti, ar ne, nieko tokio čia? Ar nustebino? Atvirai sakant, nustebino. Sobering read. For the global business community, Na, akivaizdu turbūt, ar ne, kad antisemito vadovaujamos partijos atstovas neturėtų patikti žmonėms su plačiausia pasaulyježiūra, kritiškų mąstymų, plačių akiračių ir taip toliau. Tai mes skatintume siekti vis dėlto to pagrindinio reikalavimo, neatsitraukti nuo jo, kurį mes formuojame, tai yra Nemuno aušra negali turėti kultūros lauko. Svarbu šitą suprasti, mes neginame kažkokį kultūros lauką. Dabar mes kalbame apie valstybę. Žinom. Ir politinė šita jėga, apie kurią mes kalbam, ji nėra pavojinga kažkokiam specifiniam laukui. Jinai torpeduoja pačią valstybės sąjungą, jos geopolitinę orientaciją, pasitikėjimą institucijomis. Timothy Snyderis savo knygoje sako, saugokite institucijas. Be institucijų valstybė nebeturi savo esminio stuburo. Ir jie torpeduoja viską, kas yra daugmaž jautru. Teisingumas, gynyba, pilietinė visuomenė, tautinės mažumos, daugybė dalykų. Nupieškite pergalės vaizdą. Jūs, tarkim, laimėjo. Kaip tai atrodo? Mes bandėm vakar tai pasakyti. Tai yra kultūros ministras, kultūros bendruomenė pasitikė. Aš kalbėjau apie savo svajonę ministrą, kuris formuluoja ilgalaikę viziją ir strategiją kultūros reikšmės, apibrėžia ją, gal net truputį pafilosofuoja, ką konkrečiai šitai 3 milijonų su šitom geopolitiniam sąlygom esančiai valstybei turi nešti ir turėti kultūra ir menas. Tai šitoks žmogus, kuris nepriklauso Nemuno aušrai ir Nemuno aušra nevaldo kultūros. Čia būtų mūsų vienas. followed closely by polarization within our societies. Something I'll never be the same. For the global business Kultūros bendruomenė palaiko vis daugiau organizacijų remia ir žemdirbiai. Tai tiesus kursas Vengrijos keliu. Neturiu Sakartvelo Vengrijos keliu, man atrodo, kad tai tikrai didelė grėsmė. Ne tik kultūrai, žinoma, kultūrai pirmiausia, bet ir visai demokratijai. Iš prezidento Gitano Nausėdos projekto traukiasi ir nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas. Tuo metu prie kultūros bendruomenės palaikymo jungiasi ir dalis žemdirbių. Matome, kad yra iškilusi tam tikra grėsmė valstybės pamatams ir tai iš tikrųjų tai yra netoleruotina. Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys sako, problema yra rimtesnė nei atrodo. Yra šalių tokių kaip Slovakija, kur kultūros srityje dirbantys žmonės kovoja metus laiko su tokiom jėgom. Ir jeigu jūs įsivaizduojat, kad čia įmanoma rasti kažkokį dialogą, susėsti ir susitarti, ne, tai bus tikrai amžinos provokacijos, kol Nemuno aušra turės įtakos kultūros ministerijai. Kultūros bendruomenė kreipėsi ir į Seimo kultūros komitetą. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas sako, situaciją padėtų išspręsti Adomavičiaus atsistatydinimas. Anot Vilkausko koalicijos sutartyje vis dar įrašyta, kad kultūros ministerija priklauso socialdemokratams, todėl atsistatydinus ministrui galėtų būti iš naujo diskutuojama dėl ministerijos perleidimo. Būtų ir jam pačiam gerai, ir jo šeimos nariam, ir premjerui, ir prezidentui, taip kad būtų žengtas pirmas žingsnis ir atsistatydinti, ir paskui be abejo kalbėtis apie tai, kaip gali būtų valdančioji koalicijai, persiformatuoti, persitvarkyti. Jeigu mes nesuprantam, kad valstybę reikia saugoti 360 laipsnių kampu, tai bet koks įsivaizdavimas, kad Žemaitaičio ir jo jėgos dalyvavimas šiandien nuims aistras rytoj, tai poryt gal bus visiškai kita situacija. Pradirbusi ankstesnė komanda buvo paleista į gatvę. Buvo tikrai profesionali ministro Biručio surinkta komanda. Man tikrai labai sunku, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kaip šis ministras galės atstovauti Lietuvą tarptautiniuose, Europos taryboje, UNESCO, kitose tarptautinėse organizacijose. Kaip jis, sakykime, vyks su tuo, ką yra anksčiau paskelbęs apie paramos karo įprasminimą Ukrainą, o mes turime ir dar didesnių pavojų. Tai yra, kad mūsų kultūros sistema gali būti pradėta ardyti, kad mūsų laisvės gali būti pradėtos varžyti, kad mes galim judėti tuo vadinamųjų urbanizacijos keliu. Mes pabrėžiame, kad nuo pat pradžių nekalbėjome apie asmenybę, nekalbėjome apie asmenį. Čia yra apie partiją, kuri prisistatė ir vis grėsmingiau prisistato, kaip grėsmė ne tik kultūrai, bet ir visai valstybei. Ar
tai, kas jau įvyko, bent kažkokia jūsų vertinimų pradžia į paieškas to, ką jūs bandote pasakyti? Vargu turbūt, vargu ar tai yra pradžia, nes komunikacija buvo keista, mūsų komunikacija visą laiką buvo viena eilutė. Nemuno aušrai, kultūroje ne. Visuomenė ir ne tik kultūrininkai, nes sąjūdis jau plečiasi, jau jungiasi tikrai žmonės iš kitų sričių, kurie suvokia, į kokią grėsmę yra atsidūrusi jau nebe tik kultūros bendruomenė, o visa visuomenė. Tai žinot, kol mes kalbam, matyt, Nemuno aušros žmonės ir toliau krečia kultūros ministerijos archyvą, ypač audito rezultatus, įvairius dokumentus, terorizuoja darbuotojus, taip kad čia pasidžiaugti, kad atsistatydino žmogus, kuris turbūt ne akimirkos nekėlė pasitikėjimo kultūros bendruomeniai, tai mažas džiaugsmas. Grėsmė išlieka ir padėtis rimtėja. Tiesiog yra rengiamasi scenarijams, kurie įvyko Slovakijoje, Vengrijoje ir Sakartvele. Mes turim suvokti tai. Ir aš dar kartą kartoju, kad kultūros ministerijoje šiuo metu yra žmonės, kurie rausėsi panašiai kaip Vilniaus kultūros sostinės metu, kai reikėjo diskredituoti šitą europinį renginį. Buvo traukiami visokie dokumentai, maišomi su melais. Ir atkreipkite dėmesį, kad visam pasauliui pavojingos Kremliaus komunikacijos pagrindas yra melas. 90% melo įmaišai, 10% tiesos. Ir gaunasi 100% melo, kuris labai kenkia visuomenės, veikia kaip nuodai. Į šitą chaosą valstybėje įšantažavo visą valstybę, prezidentūrą, socialdemokratus ir visus kitus, būtent tas ponas, kuris vakar apsilankė dienos temą. Šį vakar dienos temoje Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Reikia nustoti kalbėti eufemizmais ir suprasti, kas yra tikrasis įtakos agentas šiandien, kokiais būdais jisai veikia. Mes tą labai gerai matom. Mes matom, kad ministro kandidatūra yra prisidengimas, toksai šydas klauno kažkokio, kuris ateis, matot, ir nieko nesusivoks. Ne, yra aiškiai pasiruoštas planas ir jis veikia labai greitai ir labai tiksliai. Ir dėl to mes turime veikti dar tiksliau ir greičiau. Savo iniciatyviniai grupė mes atsakėme, kaip mes įvardiname 3 žodžiais, kas yra kultūra: laisvė, demokratija ir valstybės saugumas. Ir tai yra šitos 3 sritys. Lygiai taip pat ir gydytojai, ir mokytojai turi problemų su savo darbo laisvė, su savo darbo orumu, su galimybė užsiimti tiesioginėmis savo pareigomis, kurios yra apie vertybės, o ne apie kažkokius, pavyzdžiui, ataskaitų pildymus, apie darbo imitavimą. Galbūt pavyks mūsų sienas praplėsti šiek tiek daugiau, nes šitą bendrą vardiklę mes galime surasti ir ištiesti ranką kitiems sektoriams. Mes laukiam visų, kuriems skauda, kuriems rūpi tai, kas šiuo metu vyksta valstybei. Mes kalbam apie platesnius dalykus. Mes kalbam apie žodžio laisvę, mes kalbam apie įvairovę, mes kalbam apie raišką, mes kalbam apie laisvę ir demokratiją, kas yra esmė. Mes kalbam apie nepriklausomybės išlaikymą, išsaugojimą, matydami tai, kokia geopolitinė situacija yra aplinkui. Ir mes turime daugybę pavyzdžių, kuriuos nekartą minėjau. Tiek Vengrija, tiek Slovakija, Sakartvelas ir kitos šalys. Mūsų pagrindinis tikslas jis dar nepasiektas ir prie tos spalio 5 dieną vykusio įspėjimo streiko prisijungia daugybė žmonių, kurie nėra tiesiogiai susiję su kultūra, bet pirmiausia norim tikrai grąžinti klausimą ant stalo, nes šiuo metu atrodo, kad vėl jisai yra vilkinamas ir bandoma kažkaip gražiai ten apdėlioti pagalbėm, kad galbūt čia viskas bus gerai. Yra kopijuojami Slovakijos, Vengrijos, Sakartvelo scenarijai, apie ką kultūros žmonės ir kalbėjo šias 2 savaitės. Ir manau, kad grėsmė visų pirmiausia jums, žiniasklaidos priemonių, laisvai raiškai, laisvam žodžiui, nes užsienio agentų įstatymas, kuri demokratinė šalis turi tokią nesąmonę, tik tai totalitarinės šalis. Buvęs užsienio reikalų ministras sako, kad užsienyje vis dažniau išgirsta klausimą, ar Lietuva eina Vengrijos keliu. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, demokratijos trupėjimo ženklų pastaruoju metu atsiranda ir Lietuvoje, bet tai kol kas nėra įsisenėjęs procesas. Procesas, kuris yra pavojingiausias bet kuriai valstybei, tai yra vadinamasis demokratijos procesų trupėjimo. Demokratinės erdvės traukimus Vengrija yra būtent tokia pirmūnė, Sakartvelas yra didžiausias to pavyzdys. Lietuvoje pasikvietimas partijos, kuri yra nusiteikusi prieš vieną Lietuvoje gyvenančią bendruomenę, iškraipo istorinius faktus, jau yra tam tikro irgi to demokratinės erdvės traukimosi simbolių. Tačiau pergalė, bent jau tokia tarpinė pergalė, kurią pasiekė kultūros bendruomenė, rodo, kad vis dėlto nėra sustabarėję dar tie procesai. Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Mes esam atsiriboję nuo visų politinių partijų ir nuo visų politinių jėgų. Tai atsiriboja nuo politinių partijų ir nori nuversti vieną politinę partiją. Nesigirdi kultūrinių reikalavimų, girdisi tik politiniai reikalavimai. Palyginkime su nekilnojamo turto mitingu, palyginkime su 2020 metais. Tai yra, suprantat, nežinau, kaip jums atsakyti į tai. Kodėl Nemuno aušra negali būti kultūros ministerija? Gali paaiškinti? Man atrodo, visi puikiai matom, kokia retorika naudojama, žinom, kaip yra, kuom yra kaltinamas ir partijos vadovas, tai man atrodo akivaizdu. Tiesiog palyginkim, žiūrėkit, kaltinimus Nemuno aušrai, keturiai pasakė, su tuo, kad prieš tai kultūros ministerijai vadovavo ministras iš partijos, kuri nuteista už kyšininkavimą ir priekybą poveikiu pagal Baudžiamojo kodekso 226 straipsnį. Čia yra objektyvu, čia faktas. Martynas gali reaguoti trumpai. Matot, aš nesu politikas. Man atsakyti jūsų šitos, reiškia, gal aš negaliu taip iš karto, reiškia, ir nežinau tų visų dalykų, taip, kas kur nuteistas ir kaip ne, ta prasme, suprantat. Liberalų sąjūdis, gal kažkaip ten kažkokios tai buvo istorijos, aš gerai nežinau, bet jinai seniai dalyvauja politikoje, man atrodo, ir savo darbo įrodė, kad yra, reiškia, pajėgi vadovauti o aš kaip ir anksčiau minėjau, kad taip, be abejo, kad daug rinkėjų balsavo už Nemuno aušrą, bet dar daugiau rinkėjų balsavo už partijas, kurios deklaravo labai aiškiai.
pažadą nesijungti su Nemuno aušra. Aš pats asmeniškai balsavau už socialdemokratus, remdamasis pavyzdžių ir pažadu, kad su Nemuno aušra bus neinamoji koalicija. For the global business community, Tie procesai, kurie prasideda šiuo metu Lietuvoje, labiau primena Slovakijos ir Sakartvelo scenarijų. Na, vakar nuvilnijo žinia, ar ne, kad kažkokie neaiškus tipai išsinešinėjo duomenys iš kultūros ministerijos. Galimai. Na, galimai. Čia populiarus žodis, bet kiek man teko klausti žmonių, kurie dirba kultūros sektoriuje, kultūros ministerijos susijusios institucijose, tai tas galimai, na, toksai labai negalimai. Ir tai yra labai rimta indikacija apie, na, tos politinės jėgos, kuri laikosi perimusi ar užvaldžiusi kultūros ministeriją, intencijos, kurios beje yra viešai Lietuvoje. Didžiuosiuose miestuose, tiek regionuose dirbantis kultūros žmonės yra dirbantis už palyginti nedidelius atlyginimus, dirbantis labai ilgas valandas ir dažniausiai dirbantis iš idėjos. Bet, na, tos kultūros ministerijos vis dėlto jautrumas įsikilo iš kelių kitų dalykų. Kultūros ministerijai patikėti, tai yra, na, pozicija, kurios laikosi ir kultūros asamblėje, bet kultūros periodinių leidinių asociacijų, kuriai taip pat atstovauju, na, patikėti tokiai politiniai jėgai, kurie atvirai neigia, iškraipo ar menkina kultūros sektoriaus žmonės, iškraipo faktus, menkina žodžio laisvę, įstatymų viršenybę, retorika dažnai yra iš esmės valstybinė, tokia politinė jėga akivaizdu siekia visuomenės supriešinimo tarp miestų, regionų, supriešinimo tarp kažkokių įsivaizduojamų ir menamų elitų, tas kultūros žmonės, menkai uždirbantis yra tas didysis privilegijuotas elitas, bet kultūros ministerijos priežiūra yra nacionaliniai muziejai ir teatrai, kultūros kūrybinės industrijos, bibliotekos, paveldosaugos įvairios institucijos, archyvai, LRT, kultūros taryba bei įvairūs fondai, beje, kurį linksniavo, taip pat Remigijus Žemaitaitis ir jo aplinka, medijų rėmimo fondas, kuris, na, remia įvairiais projektais žiniasklaidos medijų projektus, taip pat komercinė žiniasklaida. Tai, na, tokios ministerijos perdavimas Nemuno aušrai iš tiesų, na, yra neatsakingas politiškai ir pavojingas. Ir kitas dalykas, na, trečias, kurį ir pabaigsiu savo idėjos pasakojimą, man norisi vis dėlto nubrėžti skirtumą. Politologai, kaip štai profesorė Ramanė, profesorius Lašas, kritikuojantis kultūrinį protestą, man atrodo, kritikuojantis nepagrįstai, mes galėsime apie tai pasikalbėti, turi būti skiriami nuo, aš manau, profesorius Lašas šypsosi, bet, na, pasikalbėsime. Tiesiog laukiu, kol perskaitysit savo pranešimą. Na, ačiū už ironę, bet taip šiek tiek jaudinasi ir reikia tam tikrus akcentus sudėti. Štai ir vadina, na, įvairiais labai negražiais žodžiais žmonės, kurie dirba kultūrose. Pone Ramonaite, ką atsakytumėte visą šitą įžangą, gal iš tiesų šiek tiek ir susidėlioti, na, tie dalykai ne vien ekspromtų, bet ir susirašyti buvo Lauryno. followed closely by polarization within our society. Gauja, kuri dengia savo narius bet kokią kainą ir įtampa gauja. Reiktų labai kategoriškai skirti, kas yra partija ir kas yra gauja. Nes gauja labai mėgsta pasivadinti partiją ir net susikurti programą politinę. Bet ji nesiliauja dėl to buvusi gauja, kuris siekia savo naudos, įsigalėjimo, užvaldymo, na ir tada jau jos triumfas. Yra parazitas. Jis sunaikina tokią normalią, civilizuotą demokratinę visuomenę. Tai nevadinkim gaujų partijomis. Pagalvokim, ar yra tokių susivienijimų, kurie yra verti vadintis partijomis. Gauja. Valdanti gauja, sunaikinanti bet ką, kas galvoja kitaip, kas gali būti konkurentas, nepavirskit gauja. Kas tada buvo? Prie vyriausybės surengta akcija Mes esame kultūra. Skaityti kultūros darbuotojų peticiją pasirašiusių žmonių vardai. Raštas prieš kultūros ministerijos perleidimą partijai Nemuno aušra perduotas ministrės pirmininkės patarėjams. Čia vyksta šiuo metu kažkas panašaus, kas nutinka tuomet, kai mes prisimename mirusiuosius arba prisimename žmonės, kurie mums turi reikšmę, o šitie žmonės, kurie pasirašė šią peticiją, mums turi didelę reikšmę. Nesinori, kad žmonės galvotų, kad mes pavargome ir vis tiek mes turime kažkokią savo poziciją ir jos laikomės. Studentai sako, netiesa, kad jaunimas nesidomi politika. Ši akcija anot jų tai visiškai paneigia. Valdantieji toliau kartoja, tebeieškantis kultūros ministro. For the global business community, the top concern for the next 2 years. Panašu, kad iš protesto balsų gimsta teisingos Lietuvos sąjungos. Followed closely by polarization within our society. Žmonės protestuoja prieš melagystę, veidmainystę, mulkinimą, nepagarbą žmonėms ir demokratijai. Tai pakankamai aišku. Tai kad gimsta, jeigu gimsta sąjūdis. Ir tada atsiranda skirtingų greičių dėlionė, 10 galios centrų toje partijoje, nebelieka strategijos, nebelieka aiškios jokios nuostatos ir tai nėra sveika demokratijai. Ir tada tokioje tuštumoje gali labai lengvai tarpti įvairios Nemuno aušros, kurios iš principo nesiūlo nieko, kurios atakoja institucijas kaip tokias. Po kultūros ministerijos atėjo eilė LRT, naudojantis teisiniais argumentais, bet iš principo užsiemant politiniu puolimu. Atėjo eilė užsienio reikalų ministerijai, atėjo eilė iš principo krašto apsaugos ministerijai. Ir šitas politinis darinys, kuris yra koalicijoje, daro viską, kad paralyžiuotų jos darbą elementariai.
Kultūros asamblėja įspėja, pilietiški darbuotojai regionuose sulaukia bauginimų. Kultūros asamblėjos atstovai sako, kad kultūros darbuotojai regionuose bauginami nedalyvauti pilietinėme judėjime. Teigiama, kad jiems grasinama, jog neteks darbo, tikrinama, ar jie darbo vietoje, o ne mitinge. Likus 2 dienom iki štai šito mitingo buvo visi kultūros centrų direktoriai staiga iškviesti į pasitarimą, būtent tuo metu, kai turėjo prasidėti Vilniuje streikas. Šią akimirką mes skatinam žmonės eiti į kitas partijas. Prieš kelias savaitės užkiečiai priėmė rezoliuciją, kurioje kaltinama žiniasklaida. Kaltinama informacijos slėpimu, atvira propaganda, žmonių kiršinimu, valdžios uzurpavimu, visa Lietuvos žiniasklaida, valdžios uzurpavimu ir politinių partijų įtaka. Visi jūs ir mes, kadangi kultūra ir žiniasklaida yra vienas ir tas pats, esame kaltinami šitais kaltinimais. Prasta šiųmetės daržovių derlius sumažino paramą labdaros valgykloms. The top concern for the next 2 years Kai mes girdim Nemuno aušros politinę retoriką, pasakykite man, prašau, nors vieną ilgalaikę idėją šitai valstybei kurti. Nors vieną rinkiminę idėją šitos politinės jėgos, kuri būtų orientuota ne į skaldymą, kuri būtų orientuota ne į kaltinimą, bet į kūrimą. Do you know how the orcs first came to be? They were elves once. Taken by the dark powers, tortured and mutilated. A ruined, terrible form of life. Now, perfected by fighting Uruk-hai. Whom do you serve? Saruman! viskas turėtų vykti taip. Pirmiausia, jie ateis į LRT ir ją pavers savo valdžios propagandos ruporu, tada pribos kitą žiniasklaidą, vėliau uždraus visus nepriklausomus kūrėjus pilietinės iniciatyvas, pavadindami užsienio agentais ir galiausiai nutildys visą visuomenę. Tai jau yra įvykę, tai nėra teorija, įvykę ir Vengrijoje, ir Slovakijoje, kur visuomeniai interesuotojai dirba ne žmonėms, o valdžiai, kur pilietinė visuomenė gniaužiama, o politiniai lyderiai tapę nekritikuotinais autokratais. Vladas iš Kauno paskambino, sveiki Vladai. Sveiki, labas rytas. Labą rytą. Paskutiniu metu dažnai LRT darbuotojai pasisakydavo per radio eterį dėl protesto ir vedėjas paminėjo tylos minutės, dažnai buvo transliuojamos. Kiek aš suprantu, radio eteris yra gana brangus dalykas, bet kiekviena minutė ir turbūt sekundė kainuoja labai brangiai. Ir man kilo klausimas, kas apmokėjo ir apmokės už šį eterį? Ar patys protestuotojai iš savo lėšų, gal profsąjunga, ar tai yra visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Tai jeigu yra mokesčių mokėtojų sąskaita, tai yra visiškai teisingai ir moralu naudoti pinigus savo protestui. Ir antras klausimas, žinot, antras pastebėjimas. Labai dažnai vedėjai Liepa ir Marius. Marius kiek mažiau, bet ypač Liepa. Kai yra užduodamas nepatogus klausimas dešiniojo sparno politikams, Liepa tuoj pat įsikiša arba tą klausimą nustumia į šoną, arba jinai pradeda pati atsakinėti vietoj to politiko. Tai va dėl neutralumo biškį. Dėkui Vladai už pastebėjimus, tas Marius tai ko gero čia aš, Liepa mano kolegė, mes penktadienį vedėme laidą LRT Radio Ringe, kur susidūrė tikrai skirtingos nuomonės. Ačiū už nuomonę. Manau, kad yra labai svarbi akimirka, kurią mes turime įvertinti visų rimtumu. Ir aš netgi galvoju, kad jeigu valdžia yra kur čia dar iki šiol, tai tikrai žiniasklaida turėtų eiti toliau, solidarizuotis ir skelbti tam tikrą streiką. Kai ne tai, kad ten kelias sekundės tyliai, bet aplamai tyliai. Do not stop until they are found. Do not know pain, do not know fear. You will taste man flesh. Iš toliau aš pati esu toje situacijoje. Matau, kaip toje žiniasklaida ir valdantieji prezidentūra bando tai pateikti, kad tai yra neva kažkokios įsižeidusios bendruomenės emocijos protestas, kad gavo kažkokį netokį ministrą, ten kvailą, kuris ten nepatinka, taip toliau ir panašiai, bet aš noriu pasakyti, kad mes turime kalbėti apie tai, kad ne apie bendruomenę, bet apie kultūrą kaip apie esminį Lietuvos valstybės sektorių, be kurio Lietuva yra tik tai žemės plotas, tik tai teritorija. Ten gali statyti kokius nori energetinius kompleksus, gali tiesti kokius nori vamzdžius, gali auginti kokias nori javų kultūras, bet tu iš esmės ją galėsi apgyvendinti buriatais, rusais, bet kokia tautelė. Ir tai, kad sukilo dabar visa kultūra, tai yra atiduotas vadovavimas, reiškia, kultūros ministerijai partijos, kuri yra iš esmės antivalstybinė, kuri yra prorusiška, antisemitinė. Jau girdėjom Hitlerio tipo grasinimus susidorojimus šiandien iš tribūnos. Tai yra ir natūralu, kad mes sutiksime, nes čia dabar sprendžiasi Lietuvos valstybės likimas. Antrą kartą yra padarytas nusikaltimas, nueita į koaliciją su antivalstybinė partija, su Nemuno aušra, taip pat ir su Tomaševskio partija. Atsiminkime, kad tai yra prokremlinis žmogus, kuris švaistosi su Georgijaus juostele.
Ir, na, tiesiog reikia kalbėti apie tai, kad valdantieji iš esmės prieš laikinių iš ankstinių rinkimų būdų mes turime reikalauti, kad pasitikrintų su rinkėjais, ar jie tada turi tą mandatą, kuris buvo duotas iš esmės visai kitai partijai, su visai kitais pažadais, negu tai, kurią mes turime šiandien. Taip, visą laiką gali būti ultra radikalių, netgi antivalstybinių partijų, kurios gauna rinkėjų balsus ir tokiu būdu gauna mandatus Seime. Tačiau čia mes dabar kalbame apie tai, kad šita partija buvo įgalinta atsidurti vyriausybėje. Kad šita antivalstybinė partija, jai buvo atidarytos durys į vyriausybę. Jis galėjo likti marginalėje, su savo balsais, su savo balsavimu Seime, bet be ministerijų. Ir reikia reikalauti atsakomybės iš tų žmonių, kurie atidarė jai vartus į vyriausybę. Mes visą šitą darome. Visų pirma todėl, kad mes norime, kad mūsų vaikai gyventų laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje, o ne virtusioje Sakartvelu, Slovakija, Orbano Vengrija arba dar kažkokia tokia marionetinė valstybė, į kurią prasismelkia rusų įtaka. O rusiškas kalkės ir rusiškus veikimo metodus, tai mes matom, tai yra tiesiog paruoštukai. Tai, ką kalbėjo kultūros ministras paskirtasis, tai, ką kalba Žemaitaitis, tas visas priešinimas negu kažkokio įsivaizduojamo elito, miesto ir kaimo, beje dar ateinantis nuo valstiečių žaliųjų laikų, kurie irgi tam tikrų ryšių su Rusijos partija turėjo. Tai yra viskas informacinio karo ir valstybės skaldimo metodai. Labai aiškiai atpažįstami bet kam, kas nors šiek tiek domisi rusišką propagandą, nes iš esmės tai yra ta pati kalkė, kuri veikia nuo 30 metų nuo stalinizmo, nuo bolševizmo. Yra visi tie patys tropai naudojami. Kaip gali būti Lietuvoje susipriešinęs kaimas ir miestas? Kokios dvi Lietuvos? Lietuva yra tokia maža, kad visi vieni kitus pažįsta. Visi yra arba giminių turi provincijoje, arba kaime. Mes esam tik visi persipynę. Ir iš esmės, jeigu mes kalbame apie kultūrą, tai kultūros srityje, kultūros sektorėje nėra jokio susiskaidymo. It is disinformation and misinformation. Of course. Followed closely by polarization within our society. Pone Sabaliauskaite, jūs sakote, kad čia sprendžiamas Lietuvos valstybės likimas. Kodėl taip sakot? Todėl, kad mūsų valstybėje, kuris laikas vyksta labai intensyvus informacinis karas, yra liejasi tiesiog kolosalus kiekis rusiškos propagandos, siekiančios suskaldyti mūsų tautą, supriešinti visuomenę. Yra visą laiką labai pabrėžiama, kad dabar kilęs kultūros sektoriaus protestas yra ne kažkokių varčiukų prie lovo priklojusių, nuskriaustų vaikėdžių menininkų protestas. Tai kultūros sektorius susidaro iš kelių segmentų. Vienas iš segmentų tai yra būtent atminties paveldo institucijos ir nacionalinės valstybinės institucijos, tai yra biudžetinis sektorius. Nacionalinis teatras, nacionaliniai muziejai, bibliotekos, visa tai, ką kiekviena save gerbianti valstybė civilizuota yra skolinga savo mokesčių mokėtojams ir jų vaikams už jų sumokėtus mokesčių pinigus. Tada yra kitas didžiulis segmentas, tai yra menai. Vaizduojamieji, teatras, literatūra ir visa kita. Tai yra laisva rinka gyvenantis segmentas visiškai. Dar yra kitas medijos. Ir tai yra jūs kaip kultūros ministerijos taip, ir tai yra jūs kaip nacionalinis transliuotojas, visa žiniasklaida. Ir taip pat turime, kas įdomu labai priklauso. Priklauso ir technologijos, programos, kompiuteriniai žaidimai, dezinformacija. Tai visa tai yra sudaryta iš kelių šitų. Ir protestas dabar yra pateikiamas, kad tai yra neva kažkokių tai veltėdžių išmaldos prašytojų, kurie yra išlaikomi valstybės. Tai galiu pasakyti ne velnio, nes kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektorius 2025 metų statistikos duomenimis uždirbo mūsų šalis. Nei daug, nei mažai, o 3,8% bendro vidaus produkto. Ir tai yra daugiau negu tokios tradicinės sritys, kaip tarkim transportas ar žemės ūkis. Rašytoja Kristina Sabaliauskaitė sako, kad dabar yra kritinis momentas, turime apginti valstybę. Sabaliauskaitės teigimu vyksta informacinis karas ir jo laimėti socialiniuose tinkluose neįmanoma, todėl rašytoja kviečia nuomonę reikšti gyvai gatvėse. Kristina Sabaliauskaitė taip pat pabrėžia, kad dabartiniai socialdemokratų veiksmai yra pražūtingi, vedantis Lietuvą į rusišką valdymo modelį. Kristina Sabaliauskaitė kalbina Deividas Jursevičius. Kai tik prasidėjo kultūros bendruomenės protestas, jūs tai pavadinote kova už valstybę. Kokioje situacijoje šiuo metu esame jūsų vertinimu? Na tai pirmiausiai su dideliu gailesčiu turiu pasakyti, kad tai, ką maždaug 300 mėnesius išsakiau LRT dienos temos studijoje, tai viskas ir išsipildė. Minėjau apie grėsmę nacionaliniam transliuotojui, jo perėmimas yra vykdomas, tuomet iškėliau tam tikrus įtarimus, kad socialdemokratai su Nemuno aušra veikia išvien, faktai tą šiuo metu irgi patvirtina. Na ir neatsiimu savo žodžių pasakiau, kad vyksta informacinis karas, kuriame dabar yra mūsų sausio 13. Ta pakartoju su visa atsakomybė, nors buvo bandoma išjuokti, vis taip pat atakuoti. Šiuo metu, kaip tik šiandien perspėjo, kad prieš mane yra ruošiama gana rimta reputacinė ataka artimiausiu metu, bet aš to nebijau, aš atsiimu taip, kare kaip kare. Mes turime apginti valstybę ir jos demokratinės institucijas šiandien. Dėl lyderystės, žurnalistų bendruomenės protesto, politinės lyderystės, prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė trečiadienį peticiją prieš LRT politinį užvaldymą. Jis sako, kad gindami laisvą žodį giname laisvą Lietuvą. Tai yra
prezidentės Dalios Grybauskaitės pozicija? Kodėl mes negirdime prezidento Gitano Nausėdos pozicijos, kuris tarp kitko šiandien pasirašė pataisas dėl LRT biudžeto įšaldymo? Todėl, kad jis yra suinteresuotas LRT užvaldymu. Ir tą rodo visiškai akivaizdžiai faktai. Jo požiūrį į esamą situaciją įrodo jau mano nekartą minėti faktai, kad jis įgalino ir legitimavo Nemuno aušrą, kviesdama juos ir į prezidento inauguraciją savo metu ir užsiimdamas netiesioginę agitaciją prieš rinkimus, sakydamas, kad bet kas yra geriau nei konservatoriai, vadinasi, antivalstybinė, prorusiška Nemuno aušra jam yra geriau už konservatorius. Nuo bendrojo vidaus produkto gynybai skiriamų lėšų, o konkrečiai 1,5% turi sudaryti kitos su saugumu susijusios išlaidos, tarp kurių, kaip pažymėtina deklaracijoje, yra visuomenės civilinė parengtis ir atsparumas. Tai rodo, kad NATO supranta, jog sėkminga gynyba priklauso ne tik nuo karybos, bet ir nuo visuomenės pasirengimo. Platesnis požiūris į saugumą stiprina gynybos pamatus iš vidaus. Jeigu prezidentas įvardina energetiką kaip valstybės saugumo dalį, tai aš pirmiausia įvardinčiau kultūrą, nes visuomenės atsparumas, pilietiškumas, tai, ką mes darėme dabar, tai yra žymiai svarbesni dalykai negu energija. Tiesus kursas Vengrijos keliu. Neturiu Sakartvelo Vengrijos keliu, man atrodo, kad tai tikrai didelė grėsmė. Ne tik kultūrai, žinoma, kultūrai pirmiausia, bet ir visai demokratijai. Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys sako, problema yra rimtesnė nei atrodo. Yra šalių tokių kaip Slovakija, kur kultūros srity dirbantys žmonės kovoja metus laiko su tokiom jėgom. Ir jeigu jūs įsivaizduojat, kad čia įmanoma, jeigu mes nesuprantam, kad valstybė reikia saugoti 360 laipsnių kampu, tai bet koks įsivaizdavimas, kad turime ir dar didesnių pavojų. Tai yra, kad mūsų kultūros sistema gali būti pradėta ardyti, kad mūsų laisvės gali būti pradėtos varžyti, kad mes galim judėti tuo urbanizacijos keliu. Prisistatė ir vis grėsmingiau prisistato, kaip grėsmė ne tik kultūrai, bet ir visai valstybė. Grėsmė išlieka ir padėtis rimtėja. Tiesiog yra rengiamasi scenarijams, kurie įvyko Slovakijoje, Vengrijoje ir Sakartvele. Mes turim suvokti tai. Ir tada atsiranda skirtingų greičių dėlionė, 10 galios centrų toje partijoje, nebelieka strategijos, nebelieka aiškios jokios nuostatos ir tai nėra sveika demokratijai. Ir tada tokioje tuštumoje gali labai lengvai tarpti įvairios Nemuno aušros, kurios iš principo nesiūlo nieko, kurios atakuoja institucijas kaip tokias. Tai jie ateis į LRT ir ją pavers savo valdžios propagandos ruporu, tada pribos kitą žiniasklaidą, vėliau uždraus visus nepriklausomus kūrėjus pilietinės iniciatyvas, pavadindami užsienio agentais ir galiausiai nutildys visą visuomenę. Tai tai jau yra įvykę, tai nėra teorija, įvykę ir Vengrijoje, ir Slovakijoje, kur visuomeniai transliuotojai dirba ne žmonėms, o valdžiai, kur pilietinė visuomenė grindžiama, o politiniai lyderiai tapę nekritikuotinais autokratais. Visuomenė ir ne tik kultūrininkai, nes sąjūdis jau plečiasi, jau jungiasi tikrai žmonės iš kitų sričių, kurie suvokia, į kokią grėsmę yra atsidūrusi jau nebe tik kultūros bendruomenė, o visa visuomenė. Mes labai lauksim, nes mes laukiam visų, kuriems skauda, kuriems rūpi tai, kas šiuo metu vyksta valstybėje. Mes kalbam apie platesnius dalykus, mes kalbam apie žodžio laisvę. Mūsų pagrindinis tikslas iki dar nepasiektas ir prie tos spalio 5 dieną vykusio įspėjimo streiko prisijungia daugybė žmonių, kurie nėra tiesiogiai susiję su kultūra. Kai vyriausybės surengta akcija Mes esame kultūra, skaityti kultūros bendruomenės peticiją pasirašiusių žmonių vardai. Raštas prieš kultūros ministerijos perleidimą partijai Nemuno aušra perduotas ministrės pirmininkės patarėjams. Čia vyksta šiuo metu kažkas panašaus, kas nutinka tuomet, kai mes prisimename mirusiuosius arba prisimename žmonės, kurie mums turi reikšmę, o šitie žmonės, kurie pasirašė šią peticiją, mums turi didelę reikšmę. Nesinori, kad žmonės galvotų, kad mes pavargome ir vis tiek mes turime kažkokią savo poziciją ir jos laikomės. Studentai sako, netiesa, kad jaunimas nesidomi politika. Ši akcija anot jų tai visiškai paneigia. tai reikia šitose srityse sprendimų. Ir sprendimai tikrai buvo suplanuoti ir su gerbiama Vaida mes daug kalbėjomės apie tai. Būtent dabar einantis pareigas ministras tikriausiai šitą situaciją išmanė ir kai kurie sprendimai turi būti gana ryžtingi ir pamatuoti. Ir negalima klysti ypač tokiose sferose kaip visuomenės informavimas, kova su dezinformacija. Reikia tokiais dideliais kiekiais ir ypač mes nekalbame apie šimtus tūkstančių, kuriuos dabar paminėjo įmonės. Jūs nustebino jūs tai, ką paminėjo? Aš turiu skaičius, viskas čia yra pateikta. Jūs nustebino, ar jūs maždaug taip irgi įsivaizdavot, kad tai, taip ir turi būti, ar ne, nieko tokio čia? Ar nustebino? Atvirai sakant, nustebino. Kalbant apie technologinius įrankius pažangus, kaip ir dirbtinį intelektą ir panašiai, nes mes šitą vietą atsiliekam. Tai šiam darbui aš negaliu pasakyti, kiek yra dabar kokia suma, nes jie yra susideda iš įvairių programų, tas nepavusi dezinformacija, tai yra Lietuvos kultūros tarybos matyti, kryptis ir medijų fonde, tai reikia suskaičiuoti, bet yra mintis suskaičiuosim. Tai yra, suprantat,
nežinau, kaip jums atsakyti į tai. Kodėl Nemuno aušra negali būti kultūros ministerija? Gali paaiškinti? Man atrodo, visi puikiai matom, kokia retorika naudojama, žinom, kaip yra, kuom yra kaltinamas ir partijos vadovas, tai man atrodo akivaizdu. Tiesiog palyginkim, žiūrėkit. Kaltinimus Nemuno aušrai, keturėlį pasakė, su tuo, kad prieš tai kultūros ministerijai vadovavo ministras iš partijos, kuri nuteista už kyšininkavimą ir priekybą poveikiu pagal Baudžiamojo kodekso 226 straipsnį. Čia yra objektyvu, čia faktas. Martynas gali reaguoti trumpai, jeigu norit. Na, matot, aš nesu politikas. Man atsakyti jūsų šituos, reiškia, gal aš negaliu taip iš karto, reiškia, ir nežinau tų visų dalykų, taip, kas kur nuteistas ir kaip ne, ką prasme suprantat. Liberalų sąjūdis, gal kažkaip ten kažkokios tai buvo istorijos, aš gerai nežinau, bet jinai seniai dalyvauja politikoje, man atrodo, ir savo darbu įrodė, kad yra, reiškia, pajėgi vadovauti o aš kaip ir anksčiau minėjau, kad taip, be abejo, kad daug rinkėjų balsavo už Nemuno aušrą, bet dar daugiau rinkėjų balsavo. Na, patikėti tokiai politiniai jėgai, kurie atvirai neigia, iškraipo ar menkina kultūros sektoriaus žmonės, iškraipo faktus, menkina žodžio laisvę, įstatymų viršenybę, retorika dažnai yra iš esmės antivalstybinė, tokia politinė jėga akivaizdu siekia visuomenės supriešinimo tarp miestų regionų, supriešinimo tarp kažkokių įsivaizduojamų ir menamų elitų ir tarsi kultūros žmonės, menkai uždirbantis yra tas didysis privilegijuotas elitas. Prieš kelias savaitės užkiečiai priėmė rezoliuciją, kurioje kaltinama žiniasklaida. Kaltinama informacijos slėpimu, atvira propaganda, žmonių kiršinimu, valdžios uzurpavimu, visa Lietuvos žiniasklaida, valdžios uzurpavimu ir politinių partijų. Visi jūs ir mes, kadangi kultūra ir žiniasklaida yra vienas ir tas pats, esame kaltinami šitais kaltinimais. Bet tą klausimą nustumia į šoną, arba jinai pradeda pati atsakinėti vietoj to politiko. Tai va dėl neutralumo biškį. Dėkui, Vladai, už pastebėjimus. Tas Marius, tai ko gero čia aš, Liepa mano kolegė, mes penktadienį vedėme laidą LRT Radio Ringe, kur susidūrė tikrai skirtingos nuomonės. Ačiū už nuomonę. Tai, žinot, kol mes kalbam, matyt, Nemuno aušros žmonės ir toliau krečia kultūros ministerijos archyvą, ypač audito rezultatus, įvairius dokumentus, terorizuoja darbuotojus. Taip, kad čia pasidžiaugti, kad atsistatydino žmogus, kuris turbūt ne akimirkos nekėlė pasitikėjimo kultūros bendruomeniai, tai mato džiaugsmas, o grėsmė išlieka. Yra aiškiai pasiruoštas planas, kuris veikia labai greitai ir labai tiksliai. Ir dėl to mes turime veikti dar tiksliau ir greičiau. Likus 2 dienom iki štai šito mitingo buvo visi kultūros centrų direktoriai staiga iškviesti į pasitarimą būtent tuo metu, kai turėjo prasidėti Vilniuje streikas. Šią akimirką mes skatinam žmonės eiti į kitas partijas. Manau, kad yra labai svarbi akimirka, kurią mes turime įvertinti visų rimtumu. Tie nuraminimo, raginimo nusiraminimo neįtikina todėl, kad jie nepajėgia patys nusiraminti, suteikdami šitai partijai energetikos ministeriją. Tai kaip mes galime būti ramus, žinodami, kad ši partija yra nusiteikusi naikinti žodžio laisvę, yra prorusiška ir sieks skleisti dezinformacinius Kremliaus naratyvus. Visi kaip niekada vieningai baisisi šituo paskirimu, tiesą sakant, jausdami ir premjerės, ir prezidento pažeminimą, nes kultūros ministerija, kuri yra, kaip sakoma, valstybės minkštoji galia, kuri rūpinasi žiniasklaidos sektoriumi, taigi ir turi rūpintis, kad nebūtų skleidžiama dezinformacija, taip pat rūpinti žodžio laisvę. Kitas rytis staiga atiduodama jėgai, kuri yra prieš visus šitos dalykus, tiesą sakant, yra labai panaši į antidemokratinės populistinės partijas kitose Europos šalyse. Tai svarbu šitą suprasti, mes neginame kažkokį kultūros lauką. Dabar mes kalbame apie valstybę, žinom. Ir politinė šita jėga, apie kurią mes kalbam, ji nėra pavojinga kažkokiam specifiniam laukui. Jinai pretenduoja pačią valstybės sąjungą. Dėl geopolitinio orientacijos, pasitikėjimo institucijomis. Timotis Snaideris savo knygoje sako, saugokite institucijų. Be institucijų valstybė nebeturi savo asmeninio stumbro. Ir jie torpeduoja viską, kas yra daugmaž jautru. Teisingumas, gynyba, pilietinė visuomenė, tautinės mažumos, daugybė dalykų. Tai, kas jau įvyko, bent kažkokia jūsų vertinimo pradžia į paieškas to, ką jūs bandote pasakyti. Vargu turbūt, vargu ar tai yra pradžia, nes komunikacija buvo keista, mūsų komunikacija visą laiką buvo viena eilutė. Nemuno aušrai, kultūroje ne. Reikia nustoti kalbėti eufemizmais ir suprasti, kas yra tikrasis įtakos agentas šiandien, kokiais būdais jisai veikia. Mes tą labai gerai matom. Mes matom, kad ministro kandidatūra yra prisidengimas, tai šydas klauno kažkokio, kuris ateis, matot, ir nieko nesusivoks. Ne. Mes kalbame apie žodžio laisvę, mes kalbame apie įvairovę, mes kalbame apie raišką, mes kalbame apie laisvę ir demokratiją, kas yra esmė. Mes kalbame apie nepriklausomybės išlaikymą, išsaugojimą, matydami tai, kokia geopolitinė situacija yra aplinkui. Ir mes turime daugybę pavyzdžių, kuriuos nekartą minėjom. Tiek Vengrija, tiek Slovakija, Sakartvelas ir kitos šalys. Savo iniciatyviniai grupė mes atsakėme, kaip mes įvardiname 3 žodžiais, kas yra kultūra, laisvė, demokratija ir valstybės saugumas. Tai yra šitas 3 sritys. Lygiai taip pat ir gydytojai, ir mokytojai turi problemų su savo darbo laisvė, su savo darbo orumu, su galimybė užsiimti tiesioginėmis
tomis savo pareigomis, kurios yra apie vertybės, o ne... Norim tikrai grąžinti klausimą į stalą, nes šiuo metu atrodo, kad vėl jis yra vilkinamas ir bandoma kažkaip gražiai ten dėlioti pagalbėm, kad galbūt čia viskas bus gerai. Yra kopijuojami Slovakijos, Vengrijos, Sakartvelo scenarijai, apie ką kultūros žmonės ir kalbėjo šias 2 savaitės. Ir manau, kad grėsmė visų pirmiausia jums, žiniasklaidos priemonė, į laisvai raiškai, laisvam žodžiui, nes užsienio agentų įstatymas pergalė, bent jau tokia tarpinė pergalė, kurią pasiekė kultūros bendruomenė, rodo, kad vis dėlto nėra sustabarėję tie procesai. Teisingos Lietuvos sąlygos. Žmonės protestuoja prieš melagystę, veidmainystę, mulkinimą, nepagarbą žmonėms ir demokratiją. Nors vieną ilgalaikę idėją šitai valstybei kurti. Nors vieną rinkiminę idėją šitos politinės jėgos, kuri būtų orientuota ne į skaldymą, kuri būtų orientuota ne į kaltinimą, bet į kūrimą. Reiktų labai kategoriškai skirti, kas yra partija ir kas yra gauja. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. Ne visada galim pakankamai vertinti, kaip mūsų priimti sprendimai teisės aktai veikia praktikoje. Apie kultūrą kaip apie esminį Lietuvos valstybės sektorių, be kurio Lietuva yra tik tai žemės plotas, tik tai teritorija. Gali kviesti kokius nori vamzdžius. Kilo dabar visa kultūra yra atiduotas vadovavimas, reiškia, kultūros ministerijai partijos, kuri yra iš esmės antivalstybė. Dabar sprendžiasi Lietuvos valstybės. Visą laiką gali būti ultra radikalių, netgi antivalstybinių partijų. Mes visą šitą darome. Visų pirma, todėl, kad mes norime, kad mūsų vaikai gyventų rusiškas kalkės ir rusiškus veikimo metodus. Kokios dvi Lietuvos sektorija. Nėra jokio susiskaldimo. Bet kas yra geriau nei konservatoriai?